Sveiki, varau per Austriją autobanais, ten į patį galą link tų žymių kurortų St. Moritz, Livigno, nes per tos labai didelį kamščiai per kraštinius kelius, vilkies ir karšta. Tai bandau nuvaryti, čia liko 200 km, o rytoj aplink St. Moritzą, ten gražios vietos pasikatulinsiu ir žiūrėsiu. Dar norėčiau ten prie pat Italijos sieną ir lendi į tą Stelvio pas kelią žymų. Bet blemba, jeigu ten aš pažiūrėsiu vakare, pasėdėsiu ramiai, ten toks karštis, tai gal nevažiuosiu, o gal važiuosiu. Važiuosiu kalnuose, vis tiek vėsiau, tai užkylė. Tai va, tai mano paskutinis tas keliukas būtų, norėtųsi šioje kelionėje pravažiuoti tą Stelvio pasą. Tai pažiūrėsim. Tai va, tai vakare nuspręsim. Nu va, privažiavau prie Alberg tunelio. Turėjau užsimest kamerą pafilmuoti. Aš neatsimenu, jeigu važiavęs, tai labai senai. O gal ir nevažiavęs. O gal ir važiavęs. O gal ir nevažiavęs. Oho. 12 eurų. Gal čia grinais tik moka visi? Tuoj pažiūrėsim. Hello? Kartę bitte. Danke. Jis parodo, kad telefonas užkaitęs. Bet jis pas mane užskaitęs 2 savaitės jau. Dar neišsilydė. Nu, čia jis turbūt prasideda. Nu va, internetas ko puikiausia valina. Ir geras FM žinios dabar eina. Čia aikštelės yra, galima sustoti parūkyti, jeigu ką. Galuzijai karščiai praneša. Aš ten taip žemai į Italiją nesileisiu, bet man iki Stelvio paso kelią pravažiuoti. Ten aukštai, ten karšta nebus. Bandysiu rytoj pravažiuoti, nežinau, bet tai pažiūrėsiu prognozes. Jeigu iki 40 ten kils temperatūra, tai aš ten ir nevažiuosiu. Jokio kaifo nebėtų. Nors kalnuose neturėtų. Dabar pasakė, kad tipo prarastas GPS signalas. GPS prarastas, bet internetą aš turiu. Muzonas groja. Radiją taip ir internetą valina. Spotify'us irgi. Tai gerai, 2 juostos, ne? Aišku, iš čia greit suorganizuoja viską, bet jeigu pistų gedo kažkas, bet aišku, čia tarnybos žaibiškai dirba. Visur elektroniniai tablo, čik.
Vartai tokie dideli evakuoti, kaip čia pasakyti. Jo, tai turbūt nepasirodė, ar bus ten 13 kilų su kapėkom. Čia vėsų miegasin pradėjo. Tai faina. Va, kažkokie vartai evakaciniai. Už kilo 300 nusukimas bus, tai jau iškai pabaiga. Taip, 80 baigėsi. Taip, 100. Taip, kiek man čia iki posūkio? 22 kilai ir paskui kilsim į kalnus. Į kairę kažkur. Iki Sant Morico. O čia ir lauke vėsiau. Mano šitos pigios pirštinės, bet labai liuksovos. Jos antrą vasarą jau tarnauja, bet čia jų paskutinio turbūt kelionė. Reiks išmest tarnauja, bet super. Kapeikos kainuoja, fantastika. Aš turiu brangių ten visokių, mama znait. Ta šūdą nusipirkau, parsisiunčiau iš Kinijos, fantastika. Taip, man jos prilipo. Ir jas gali išmesti, po mėnesio kitas nusipirkau. Bet tos antrą vasarą jau važiuoju su jau. Čia vėjas. Čia vėjas jau yra. Temperatūra nukrito iki 25. Kas džiugina. Prognozės panašiai rodo. Sant Morice, kad bus apie 25. Žodžiu, aš viešbutį išsirinkau pagal lokaciją biškį neteisingai, kadangi abejojau ar Šveicariją lysti, ar ten, orus neaišku. Bet jeigu važiuosiu į Italiją, Stelvio pasą pravažiuoti tą Stelvio kelią, tai man reiks atgal grįžti, tada lysti į Italiją. Nu, aišku, aš dar panalizuosiu, bet man taip atrodo. Ten netoli tas žemus kurortas, tipo, labai šustras. Prieš daug metų mes ten buvom. Aš žinau, kad mes su lėktuvu skrydom, su persėdimu, man atrodo, vienoje persėdom, iki Innsbruko skrydom, bet ten ir su... Bet mes ten girti iš to lėktuvo, jau išlipom, tai mūsų taksas vežė. Tai aš nelabai šito atstumo nesimenu, kiek čia 120 kilų kokių nuo Innsbruko. Dabar bijau sumeluoti, tada buvo... Prieš labai daug metų buvo prezidentas Amerikos ir buvo skrydęs į tą kurortą. Ten buvo, atsimenu, mes slidinėjom, tai ten buvo pasiruošimas ant tų uolų, ten visur kalnuose snaiperiai sudėlioti buvo ten normaliai, ten malūnsparniai skraidė virš to kurorto. Ten kažkokia šventė buvo, ar kažkas tai tokio, kad jisai vat buvo ir lankė ten ir kalbą kalbėjo. Buvo scena didelė, kilimai ten iškloti ten. Taip, tai buvo. Bet užstrigo tas kurortas dabar. Nu, prisiminsiu, pasakysiu. Jisai ribojasi su Šveicarijos, ten ne vienas toks, bet su Šveicarijos siena ribojasi. Į vieną pusę nuo kol nusileidė į Šveicariją, tai pusė slidinėjo Austrijoje. Čia per tos karčius, kai variau, tai šiandien tai dar nieko baisaus dabar. Tai tokių atsisiunčiau iš Kinijos maikučių. Vienu žodžiu, ten ne medvilnė, aš įsivaizduoju, ten šilkas. Man jos taip prilipo, aš jų prisisiunčiau. Jos nesilamdo. Greit džiūna. Ta prasme, bet džiūna, kai tu įskalbi ir kažkur numeti. Nu, jeigu biški vėjas yra džiūna, tai... O šiaip, vat, per tos karšius į kolonėlę nueinu. Maikė vieną susišlapinu pilnai, šaltų vandeniu.
Daug negrėžiu, biškį nugrėžiu, kad neičiau, nevarvėtų smarkiai. Užsidedu ir kitą tą patį padarau. Op, su šlapia maikė ateinu. Kitą šlapia maikė galinę dėžę ir pasmaitu šią ten. Galinę dėžę ir į maišelį celofaninį, kad ten neprivarvėtų daug, nes ten kamera prieš dar kažkokiu ten neprilaistyti. Viskas. Ir tai praktiškai atminu kokius 100 kilų. Nu, jeigu taip skaičiuoti pagal, žiūrint važiavimo tempą. Bet apie valandžiukę, 45 minutės, tu taip gerai gaivina tave. Austrijoje tai jau veizor nebenaudojau, nes jis užklyso. Europoje tokį grybą pjauna. Ten parametrus visai reguliavau. Kai išjungi veizę, kad vengti greitkelių ir mokamų kelių, tai okei, tai jis briedžių keliais ir veda, nekreipi dėmesio. Bet kai reikia greičiau kažkur nulėkti, padarai, kad nieko nevengtų, tik tai greičiau. Lemba, briedžių keliais važiuoji šalia paraleliai, matai, skrenda visi autobano, o tu važiuoji šalia kelių. Ten kažkoks nesusipratimai. Google įsijungiau, rami galva, šitas normaliai viskas. Nu, kad čia kažkur už kilometrą mes nusukam, ne? Va, atsimeniau kurorto pavadinimą, Ižglas. Jo, Ižgla buvo skrydęs Amerikos prezidentas, kai mes slidinėjom. Čia neturėtų būti greitkelio jau toliau. Ką, važiuojam? Ir pagal mane. Čia bus visi kalniukai, kalniuką. Po 3 aš taip ir žadėjau atvažiuoti. Aš jam taip ir sakiau, kad po 3 kažkada bus, nors ten zin. Some real love. Don't wanna be left behind. Keltuvai. Did you know you can drink love, Ir dabar dirba. but you never drink enough. Aišku, čia net toks antplūdis kaip žiemą, bet You can drink jie dirba, jie sugalvoja čia. Aišku, and you cannot drink. liulkos beveik tuščios. The sky is cracking up. We can do anything. We can never stop. We can do anything. We can do anything. So you wanna burn again? Huh? Remember a fire? Oh, you wanna speak in tongues again? Remember the fire? The sky is cracking up. Ooh, we can do anything. And we can never stop. We can do anything.
viešbutį. Čia šalia, įmečiau nuorodą žemėlapį, šalia Šveicarijos ir Italijos siena. Tai reiks rytoj žiūrėti, kur važiuoti. Gavau viešbutį. Su bairiais ilgai pasakot, bet viskas gerai. Vienu žodžiu sakė, visos vietos tavo. Čia yra kaip turbūt sportininkai renkasi. Čia dviratininkai yra. Kaip į tos kalnus lipa, tai aš nežinau. Jie rūko visi, sėdi parūko nusileidę nuo kalno. Nu, kaip ir aš, aišku. Ir čia sveiko tigumo centras, labai geri kambariai, viskas tvarkoja, maitinimas yra čia. Ne toks kaip ten kabakose, daug pigesnis. Sakė taip, kraštus užsakinėja iki 22 valandos, gali gerti iki 24. Normaliai sportininkam. Sakė, jis man rodo, viskis, brendis, sakė, iki 24 valandos. Alaus, sakau, yra. Kiek nori, sakė. Tai va, tai viskas super. Važiuoju į parduotuvę, kažkokio vandenuko nusipirksiu. Gal vakar VNZ lūčio, nes čia aišku bokalas bus 6 eurų arba 5. Tai kam, kai yra parduotuvė gero austriško alaus, tai va. Nu ir spręsiu, ką daryti, kur rytoj važiuoti. Tai va, tai tiek, viskas čiki. At, mes čia garažę statysim, mocą. O ten paskui į liftą, pakyli į kambariuką savo. Iki.